Kaip gali mums nutikti, nemylėjom, reikia savo tai pripažinti, netikėjom. 2007 metų rugsėjis. Po daugiau nei 6 mėnesių žiniasklaidos bei gerbėjų spėlionių galų gale oficialiai paskelbiama žinia. Grupė Mango išsiskiria. Kiekviena grupė turi savo pavasarį, turi savo vasarą, turi savo žiemą. Taip, tai kad pavasaris tai yra pradžia. 1998. Vasario mėnesį muzikos prodiuserių Gintaro ir Mindaugo Bendžių bei kompozitoriaus Žilvino Liulio surengtą atlikėjų konkursą laimėjo 3 merginos – Rima, Vika ir Asta. Jos oficialiai tapo naujos grupės Mango narėmis. Galim būti ir įžūlios, ir linksmas, visokias. Pavadinimas Mango pilnai atitinka jūs? Atitinka, nes saldus, skanu ir atitinka svarbiausia mūsų muzika. Yra skani, saldi ir saltinga. Mes esam linksmas, mes esam žavės, mes esam Mango. Po pusmečio išleidžiamas debiutinis grupės singlas Pavasariniai žiedai, tapęs pirmuoju Mango superhitu, kuris išgarsino jaunos grupės vardą visoje šalyje. 1998 metų pabaigoje Mango pristato savo debiutinį albumą Balsas, kuriame skamba ir lyriška baladė Svetimi, tapusi dar vienu grupės superhitu. Tūkstantis 1999 rudenį išleidžiamas antrasis Mango albumas Metų laikai, o anšlaginių koncertų turas per Lietuvą parodo, jog grupė tiesiog pasmerkta būti populiari. Metų grupė Lietuvoje. Mango! Aš labai jaudinuosi, bet ačiū jums visiems, labai ačiū už tai, kad mes rankose laikom šitą statulėlę. Ačiū visiems žmonėms, kurie su mumis dirbo ir kurie mus palaikė. Ir visų pirma, ačiū meiliai, tai yra varomoji jėga. Ačiū labai. 2000-ieji. Lapkričio mėnesį pasirodęs trečiasis Mango albumas Amžinai tavo parduotas net 43 000 kopijų tiražu. Tai yra pirmas istorijoje 2-kart platininis albumas. Triumfo akimirkos pelnyti metų grupės ir metų pop grupės titulai muzikiniuose apdovanojimuose Radio Centras 2000 bei Bravo. Pirmieji. Grupės pasirodymą Čikagoje stebi tuo metu rekordinis daugiau kaip 1000 gerbėjų skaičius. Ketvirtasis Mango albumas Reikalingi žodžiai peržengia 40 000 parduotų kopijų ribą ir vėl tampa dvigubų platininiu albumu. Be to grupė pripažinta geriausia 2001 metų grupė. Šiaip tai, jeigu atvirai, mes visai netikėjom, kad laimėsim, todėl kad kai mes atvažiavome į Vilnių, mums pasakė, kad dar Radio Centro apdovanojimų istorijoje nebuvo to dalyko, kad ta pati grupė 2 kartus iš eilės laimėtų tą pačią nominaciją. Ačiū labai! Na,
aš dar visos grupės vardu norėjau pasakyti didelis ačiū jums, didelis ačiū Radio Centrui, kad vieną kartą per metus mes galime jūs visus matyti kartu čia. Ačiū jums labai, mes jūs labai mylim. Beje, ačiū ir mūsų visai komandai bei vadybininkas Gintarai ir Mindaugui Bendžiam. Mango! Grupė Mango, geriausia Lietuvos top 20 grupė. Na, žinot, ką aš pasakysiu, kad mus tiesiog ištempė iš persirengimo kambario, galbūt atrodom ir netinkami, bet vis tik aš manau, kad tiesiog net nežinau, ką pasakyti. Manau, kad būtent dėl šito apdovanojimo mes esam dėkingos tik vieninteliam. Būtent jums, būtent mūsų gerbėjams. Aš manau, kad jie yra patys stipriausia. Aš manau, kad jie savo grupę myli labiausiai. Ačiū jums labai iš visos širdies. Ačiū. Geriausias metų albumas. Geriausias metų merginos. Jos vėl čia. Na gerai, aš pirmą vėl. Aš tiesiog norėjau visų pirma, būtent tokiai nominacijai už geriausią metų albumą, ko mes visada labai troškam, tai yra padėkoti mūsų kompozitoriui ir produceriui, Žilvinui Liuliui. Ačiū tau labai. Visų antra, bent jau aš asmeniškai norėčiau padėkoti Rimai. Norėčiau padėkoti Astai. Visų trečia, norėčiau padėkoti Vėliai jums. Ar jūs galite savo paploti? Ačiū labai. Rima? Aš tyliai pasakysiu. Ačiū. Ačiū jums labai. 2002. Grupės įdirbis vėl nelieka nepastebėtas. Muzikos apdovanojimuose Radio Centras 2002 grupė triumfuoja 2 nominacijose. Mango ne tik tampa populiariausia Lietuvos top 20 grupė, bet ir laimi garbingą geriausio albumo nominaciją. Gruodžio mėnesį išleistas 5. Mango albumas Meilės liepsna, kuris tampa auksiniu, o po mėnesio ir platininiu. Iš viso parduota 30 000 kopijų. Krito pirmas 2003. Vasario mėnesį planuotą Mango koncertinį turą tenka atšaukti dėl vokalistės Rimos ligos. Dainininkei atlikta balso stygų operacija, todėl iki balandžio vidurio nėra aišku, ar grupė toliau tęs savo muzikinę veiklą. Tik po 3 mėnesių nežinomybės Mango užsidaro įrašų studijoje įtempto darbo rezultatas 6. grupės albumas 100 dienų. Juos sapnavom nakčiais. Pumpurėliai, pumpurėliai, juos sapnavom nakčiais. Visi! Pumpurėliai. 2004. Grupės gerbėjus pasiekia netikėta žinia, keičiasi Mango sudėtis. Iš grupės savo norų pasitraukia Asta, pavargusi nuo įtempto gyvenimo būdo. Spalio mėnesį prie Vikos ir Rimos prisijungia puikius vokalinius duomenis ir 6 metų sceninę patirtį turinti nauja grupės narė Lina, kuri vos per 1 mėnesį lengvai įsilieja į Mango veiklą. Gruodžio mėnesį jau naujos sudėties Mango pristato naują albumą Raskila. Leisk man būti šalia ir nors vienai minutei jaustis mylima, prašau tik leisk man būti tavo glėbyje ir nors vienai minutei nuskęst, numirt sudėt.
2005-ieji eksperimentinis projektas Razmus sulaukia itin teigiamų įvertinimų. Birželio mėnesį Mango pristato pirmąją rinkinio geriausios dainos dalį. Prieš pat kalėdas grupė išleidžia 9-ąjį albumą Šilta akimirka. Netikėjau. 2006 metai koncertiniai turai per Lietuvą, o vasarai įpusėjus naujas radijo singlas Ėjom. Ėjom, ėjom, širdyje ėmė tirpti ledynai. Ėjom, ėjom, jo akyse žvaigždynai. Latino stiliaus motyvų pagardintas nuotaikingas kūrinys suintrigavo naujo dainų rinkinio belaukiančius klausytojus. Tavo šnabždesį dar girdžiu. 2007-ieji kovo mėnesį išleidžiamas 11-asis grupės albumas Pažadėta meilė. Netrukus paaiškėja, kad tai paskutinis Mango darbas. Grupė paskelbia apie savo išsiskyrimą ir pradeda atsisveikinimo koncertų turą. And winner is Mango! Gal tai tik žaidimas, nežinau, kodėl širdis taip nerimsta. Gal tai tik žaidimas, o galbūt šilti jausmai iš lėto gimsta. Tiesiog, mėlyje, jeigu jums užteks žodžio ačiū, tai mes jums sakom 3-4. Ačiū! Netikėjom, netikėjom, kad taip gali mums nutikti. Nemylėjom, nemylėjom, reikia savo tai pripažinti. Netikėjom, netikėjom, kad reikės taip išsiskirti. 2008-ieji ir vėl geriausios metų grupės titulas, tačiau jis paskutinis. Labai sunku papasakoti 10 metų grupės istoriją per 10 minučių. Juolab, kad tai grupė Mango.